Sveiki tamstos. Šiandieną greitas review toksai, labai specifinis daiktas, užsakiau ne savo, net realiai nežinau, kuo jis ypatingas, kuo jis labai geras, kuo jis nelabai geras. Taigi, tokia pakuotė atėjo, ėjo pakankamai ilgai, kaip ir šiaip siunta buvo su trackingo numeriu, bet kažkodėl vis tiek atsekti jos nepavyko man. Kaip sustoja trackingas, taip sustoja, žodžiu, tai būna tokių navarotų, bet svarbu atėjo. Čia yra optinis taikiklis šautuvui, medžiokliniam. Gal ir ne tik medžiokliniam, aš pats nemedžiotojas, nelabai suprantu. Nepigus daiktas, apie 150 eurų. Parodysiu iš tikrųjų, kas įeina jį, bet tokia kaip ir testo padaryti, nelabai žinau, ką ir matuoti. Turbūt darysim taip, kad jeigu kažkam įdomu, specifiniai klausimai kažkokie, rašykit, o aš jau išsiaiškinsiu pas tą žmogų, kuriam šitas daiktas yra skirtas. Taigi, pasižiūrim pakuotę, kaip matot, atėjo šiek tiek jau pažeista truputį, bet bendroji sumoje visai neblogai išsilaikius. Kas čia į jį įeina? Kažkoks tai spalvotas yra, kažkas spalvos galima nusistatyti, kaip supratau, ar kažkam gyvūnam atskiriem, ar dar kažkas tai tokio, tiksliai nesupratau, kas tas yra. Žiūrim turbūt į komplektą, kai matot, kas yra parašyta, kuo iš ypatingas, kažkoks apšvietimas yra specialus, nuo saulės spindulių apsaugo, žodžiu, visokie kažkokie navarotai, kurie turbūt reiškia kažką tiem, kurie apie tai supranta. Tai va, linką įdėsiu į descriptioną, galėsit pasižiūrėti plačiau aprašymą, o čia pamatysit maždaug komplektuką, kas įeina. Na, be abejo, įeina tvirtinimas prie šautuvo, metaliniai iš tikrųjų, tokie pakankamai masyvūs ir sunkus daiktai, tai matosi kokybiški, tikrai gerai padaryta iš šitos pusės, ne plasmasiniai kokie nors įmesti. Taip, tvirtinimui yra toksai šešiakampis suktukas. Čia mikrofiberio turbūt toksai valymui optikos. Čia drėgmės sugerėjas, dar vienas valymui renginukas. Taip, ir knygutė su visais paaiškinimais. Čia katangtukai, na, visokie, žodžiu, nemažai prirašyta anglų kalba, taip kad viskas suprantama ir aišku. Viskas, daugiau pakuotė kaip ir nieko nėra, žiūrim į patį agregatą. Sunkus, masyvus daiktas iš tikrųjų, nu, gal kilogramo nebus, bet arti to turbūt toksai metalinis visas. Toksai solidžiai atrodo iš tikrųjų, jausmas rimtas toksai. Ne koks kinietiškas šūdas. Panašu į tai. Šitie galai yra guminiai. Toksai. Nėra minkšta guma, gal greičiau soft touchas toksai. Plasmasė. Šiek tiek braižosi. Na, aišku, čia ne dėl grožio, o dėl funkcijos reikalingas daiktas. Tai. Aha, taip atsidaro pas mus, šitas lieka prikabintas, visai neblogai, nepamesit. Nesisukioja šitas galas, einam prie kitą galą. Taip, ir kitas galas jau nusiema, bet čia turbūt turėtų ir atsisekti ir tas. Aha, jo, atsidaro čia taip pat, o šitas vat nusiema. Su šituo ir kažkas tai reguliuojasi turbūt. Šitas atsukinėjasi, kažkas tai reguliuojasi, jeigu žinočiau, pasakyčiau. Tai va, čia mygtukai, green, red, čia turbūt pabujos paspaudus išjungti. Šitas šiek tiek sunkokai atsidaro, iš tikrųjų reikia prilaikyti su ranka, taip pat atidaryti normaliai. Žiūrim, aha, čia vat įjungia arba žalią, arba raudoną. Nežinau, kas čia. Taikinys pasidaro arba žalias, arba raudonas. Taigi, dar kažkoks reguliavimas.
Ir dar kažkas, čia man atrodo zoomas yra, kiek mačiau instrukcijoje. Čia turbūt jau, na, žodžiu. Jeigu kažkam įdomu, sakau, turbūt parašykit komentuose, aš tos klausimus išsiaiškinsiu. Taip čia sukinėjasi viskas. Žodžiu, kažkokių krūva nustatymų, kurie neaišku, ką daro. Aha, US patent, tai čia dar ir pagal patentą pagaminta kažkas, tai ne šiaip savo koks. Rimtas daiktas. Tai va, rašykite į komentus klausimą, aš išsiaiškinsiu ir duosiu jums žinoti, kas per daiktas, kaip per daiktas ir taip toliau. Pirktas jisai beje AliExpress'e, bet ėjo turbūt mėnesį ar daugiau, žodžiu, pakankamai ilgai. Taigi, toks daičiukas, laikinkit kanalą, subscribinkit ir bus dar daugiau apžiūrų.